Važiuojam! 840 tūkstančių. Tiek Škoda yra iki šiol pagaminusi pirmosios kartos Škoda Kodiaq arba Škodiaq lietuviškai tariant. Tai buvo pirmosios kartos modelis nuo 16 metų. Gaminamas 20-ais faceliftas ir štai dabar jau 24 metais antroji karta. Kodiaqas yra, žinot, meškinas gyvenantis Kanadoje. Škodiaqas nėra toks sunkus kaip meška, tačiau didelis. Didelis ir netgi jis pailgėjo 6,1 cm. Taip pat įdomu, kad Škoda vis dar siūlo 2 dizelinius variklius, taip pat aišku ir 2 benzininius variklius ir dar plug-in versiją įkraunamą hybridą, kuri gali nuvažiuoti, jeigu jūsų lengva koja apie 100 km, jeigu koja sunki, tai kokie 80 km tikrai nuvažiuosite vien elektra. Pažvelkime iš arčiau į skirtingas Kodiaqo komplektacijas. Pirmiausia Sportline, o paskui ir visas kitas. Pirmasis Kodiaqas, su kuriuo šiandien gazuojame, yra Sportline komplektacijos. Ne pati prabangiausia, bet tikrai labai smagi. Sportline, aišku, atrodo gražiai, gražesni ratai, gražesnis vairas. Na ir elektrinė bagažinė. Smagu. Žinoma, Sportline firminė sėdynė su integruotomis atramomis galvai. Patogu ir gražu, jeigu norit išsiskirti. Na ir metalizuoti pedalai, atramos kojom, kad nenuslystų važiuojant sportiškai. 1.5 mild hybrid variklis leidžia kalnų keliukose važiuoti maždaug naudojant 7 litrus benzino 100 km. Pažvelkime iš arčiau, kasgi pasikeitė Kodiaqo. Pirmiausia išorėje, po to jau lysime ir į vidų, nors iš karto užbėgdamas įvykiams už akių galiu pasakyti, kas vairavote naująjį Superbą. Panašumų be abejo tikrai daug. Taigi Kodiaqo priekis, meškino priekis, dar agresyvesnis, bet sakyčiau ir dar gražesnis ir neperspaustas. Pavyzdžiui, ko vertos vien šviečiančios grotelės. Skirtingai nei konkurentų grotelės, jos taip neišsišoka, neakina pernelyg. Tai man tas subtilumas Škodos visiškai patinka. Na ir taip pat labai svarbu paminėti jau antros kartos LED Matrix žibintus, antros kartos, kitaip tariant, tie, kas jau naudojote tokius žibintus, žinote, ko jie geri. Naktį nereikia perjunginėti ilgų trumpų šviesų, tiesiog kompiuteris iškerpa šviesos spindulį ir tokiu būdu neakina iš priekio atvažiuojančių automobilių. Patogu naudoti, na, o kaina, aišku, tarp 2-3 tūkstančių už tokį patogumą. Na, jeigu jums kilo klausimų, kodėl tokie aerodinamiški ratai, pavyzdžiui, specialūs, tai atsakymas labai paprastas. Gamintojai stengiasi pasiekti kuo mažesnio pasipriešinimo koeficiento ir štai šio modelio pasipriešinimo koeficientas yra tik 0,28, tai lyginant su ankstesniu modeliu sumažėjęs 10% ir be abejo ir šios oro paėmimo angos ir šie ratai ir aerodinaminiai veidrodėliai ir automobilio kėbulo formos ir netgi stogo forma padeda mažinti oro pasipriešinimą ir gerina aerodinamiką. Taigi naujasis Kodiaqas yra gerokai pažangesnis šią prasme. Tai štai minėjau, kad automobilis pailgėjo 6,1 cm. Kurgi tie 6,1 cm? Man atrodo, kad jis atrodo lygiai taip pat kaip ankstesnės kartos meška Kodiaqas. Va, tie 6 cm, pasižiūrėkit. Aš nuo 16 metų dar paaugau, padidėjau ir lygiai taip pat dabar galiu tilpti į bagažinę, kaip tilpdavau į senojo Kodiaqo. Štai, galima čia ir kompiuterį pasidėjus dirbti ir gyventi, o be abejo su lankščiu sėdynės čia galima miegoti. Daugybė mygtukų, kaip tikrame kemperyje, ne visi dar suprogramuoti, bet štai pats paprasčiausias trukteli ir štai sėdynė atsilenkia pati. Lengvu rankos mostu galima tai padaryti. Taigi viskas kaip ir paprasta, mygtukas start stop, skaitmeninis prietaisų skydelis, didysis naujasis tapšnoklis ir galima važiuoti. Štai sėdinių šildymas, temperatūra salone, radio garsas, ventiliatoriaus greitis, pūtimo kryptis. Štai ir viskas. Dar vienas Simply Clever yra, kuris jums jau matytas, yra durų apsauga.
kuri išlenda prie prekybos centro, tikrai labai naudinga funkcija. Na, kaipgi nepastebėti skėčio, iš atsinaujinančių medžiagų taip pat pagamintas, irgi Simply Clever. Dar vienas Simply Clever turėtų slėptis čia. Štai, skuteklis langų yra. O čia va naujiena, šita dėtuvė gale, jinai išimama, galima papildomai pasidėti daiktus. Nu, pasižiūrime. Kur Simply Clever? Va, Simply Clever, čia įpilimo dangtelis pagerintas, ne, va, prašau. Daug gražių spalvų, tačiau man yra gražiausia ši nauja Bronze Gold ir ypatingai tai, kas yra viduj, tos konjako spalvos sėdynės. Manau, antrosios kartos Kodiakas bus toks pat sėkmingas, nes jis yra patogus, erdvus, tikrai išvaizdus, nors tai nėra revoliucija, bet labai geras patobulinimas, funkcionalus ir be abejo, kadangi tai Volkswagen grupės gaminys, tai patikimos jėgainės, 2 dyzelinės, 2 benzininės, įkraunamas hibridas, žodžiu, labai platus pasirinkimas. Net nebejoju, kad ankstesnės versijos sėkmės viena iš priežasčių buvo, kad buvo ir 5-vietė, ir 7-vietė versija. Ir iš tikrųjų šitas automobilis gali pasiūlyti daug erdvės, kaip jau minėjau, erdvė bagažinė vien padidėjo 800 litrų, o 7-vietėje versijoje keleiviams erdvė virš galvos 15 mm, tai tikrai nemažai. Todėl ir antrai versijai, antrai kartai, Kodiako kartai galima būtų prognozuoti gražią ateitį.